5 temos. 4 klausimas. Aptarsime svarbiausias biudžetų rengimo ir jų įdiegimo klaidas. Klaidų, kurias aptarsime, sąrašas yra sukauptas iš daugelio įmonių biudžetų sudarimo ir darbus jais praktikos, todėl tikrai verta pasitikrinti, ar nedarote tokių klaidų savo įmonėse. Na ir pirma stadija, tai yra pasirengiant biudžetų sistemos diegimui įmonėje. Pirmoji tokios stadijos klaida. Neturima aiškios biudžetų sistemos parengimo bei naudojimo vizijos ir kas dar blogiau, nėra aiškiai aprašyta jos realizavimo tvarka ir nuoseklumas. Tokiu atveju tiesiog neįmanoma parengti bent kiek normalesnių biudžetų ir po to su jais dirbti. Antra klaida – nepakankamas dėmesys skiriamas darbuotojų, kurie dirbs biudžetų sistemoje metodiniam parengimui. Tai yra, jie nėra apmokinami biudžetų parengimo ir naudojimo metodikų, todėl tokiu atveju jie iki galo nesupranta, ko iš jų norima ir kaip jie patys turėtų elgtis tam tikrose situacijose. Trečia klaida – nepakankamas dėmesys skiriamas darbuotojų psichologiniam parengimui prieš įvedant biudžetus, todėl vieni darbuotojai biudžetų sistemą pasitinka galbūt per daug atsipalaidavę ir stengiasi išsisukti nuo jos keliamų reikalavimų, o kiti darbuotojai priešingai galbūt be reikalo supanikuoja ir net kartais pradeda ieškotis lengvesnio ar net visai kito darbo, nors tam realiai nėra jokios būtinybės. Ketvirtoji klaida – kada biudžetų sistemos kūrėjai neparengia ir neišbando įvairių alternatyvių šios sistemos variantų, bet pasirinktą variantą skelbia kaip vienintelį įmanomą galutinį ir neginčimą. Tuo tarpu visi žinome, kad sukurti sudėtingą sistemą tobulai iš karto tiesiog neįmanoma. Ir blogai po to, kai jau dirbant darbuotojai susiduria su įdiegtos sistemos trūkumais, jis pradeda nusivilti galbūt net pačia biudžetų sistema kaip tokia apskritai. Nors problemas slypi tik tai tam tikrose padarytose klaidose, rengiantas biudžetus. 5 klaida – į būsimos biudžetų sistemos aptarimą neįtraukiama dauguma vadybos aparato darbuotojų, o viskas nusprendžiama vien tik tai direktyviai, taip sakant, iš viršaus. Na, tokiu būdu visko numatyti tikrai nėra įmanoma biudžetuose, todėl ir klaidų padaroma nemažai. Todėl tikrai verta daug laiko skirti būsimos sistemos aptarimui su įvairių padalinių vadovais, vadybininkais, negu kad po to tą sistemą nuolatos tobulinti tam, kad netitiktų jau visų reikalavimus. 6 klaida. Nedelsiant neatsisakoma vadybos darbuotojų, kurie jau biudžetų sistemos kūrimo metu skeptiškai ją vertina arba net priešinasi biudžetų sistemos įvedimui. Savaime suprantama, kad tokie darbuotojai nedirbs būsimos sistemos sąlygomis ir trukdys bendram tikslui. Todėl geriau tokių darbuotojų, jeigu nepavyksta pakeisti nusistatymą, tiesiog atsisakyti ir vietą ieškoti darbuotojų, kurie mielai dirbs būsimoje sistemoje. 7 klaida. Prieš biudžetų sistemos kūrimą nėra pertvarkoma įmonės vadybos struktūra. Jeigu jinai yra neracionali ir trukdo pačiai vadybai kaip tokia, vis tiek viskas kuriama senos sistemos pagrindu. O šiuo atveju labai svarbu, kad, kaip sakant, kad namas būtų tvirtas, turi būti pamatai tvirti. Todėl ta biudžetų sistema, jinai kaip ir orientuota į ką? Į vadybos sistemą. Tai jeigu vadybos sistema yra, sakykime, šluba, tai ir tas namas, tas pati biudžeto sistema irgi bus natūraliai nei šiokia, nei tokia. Todėl viską reikia pradėti tvarkingai nuo pradžių, tai yra revizuoti pačią vadybos sistemą, ją patobulinti, sutvarkyti, racionalizuoti ir tik po to tą jau sutvarkytai vadybos sistemai, tada jau prasminga rengti ją atitinkančią biudžetų sistemą. 8 klaida. Kada klaidingai parenkami biudžeto objektai, kada yra orientuojamasi ne tiek į pačią vykdomą veiklą, kiek į galtinius tos veiklos produktus arba tos veiklos subjektus. Pagrindinis dalykas yra kaip tik tinkamai sureguliuoti, kartu ir tinkamai subiudžetuoti patį veiklos procesą, nes būtent juk nuo
veiklos proceso kokybės priklauso ir jo rezultatų kokybė. 9 klaida. Kada prieš diegiant sistemą nėra tinkamai išsiaiškinami biudžetų sistemos teikiamos informacijos vartotojų konkretus poreikiai. Kartais darbuotojai pradeda gauti daug įvairių duomenų, kurių didelės dalies jiems realiai visiškai nereikia. Todėl svarbu išsiaiškinti, kam reikalinga kokia konkreti informacija ir darbuotojas turi įgaliojimus veikti tos informacijos pagrindu. 10 klaida. Formaliai nėra nustatoma biudžetų sistema, tai yra jinai nėra reglamentuojama įmonės vadovo įsakymu ar kitokio aiškių nurodymų. Tokiu atveju darbuotojams, kurie nelabai nori dirbti tokioje sistemoje, lengviau išvengti yra įvairių prievolių. Dėl to pradeda kentėti tiek biudžeto parengimų kokybė, tiek ir jų vykdymas. 11 klaida. Negalima ignoruoti ir nulinių biudžeto, kai viskas pradedama planuoti, neatsižvelgiant į turimą patirtį tam tikroje veikloje. Nuliniai biudžetai turėtų būti sudaromi, maždaug kas 3-5 metus. Jeigu nuliniai biudžetai nedaromi iš viso, gaunasi, kad nuolatos verdama vien tik savo pačių sultyse, tai yra esamoj patirty. Darbuotojai neskatinami tada gyvendinti jokių inovacijų. Tuo tarpu, kada rengiami nuliniai biudžetai, dažnai pakviečiami visiškai nesusiję su esamom problemų ekspertai, kartais kviečiami išoriniai konsultantai, kurie gali visada daug objektyviau vertinti esamą situaciją ir pateikti tokių sprendimų, kurių patys mes neprigalvojame. Klaidos, kurios daromos antroji stadijoje, tai yra jau rengiant biudžetus. Tai pirmoji klaida, iš jų biudžetai kuriami, neturint įmonės veiklos strategijos, nežinant netgi einamųjų tikslų. Jeigu nėra visiškai tiksliai aišku, ko siekiama, tai be abejo ir neįmanoma pasakyti, ar norimi tikslai bus pasiekti ar ne. Biudžetai nėra kažkoks savitikslis procesas, bet kaip tik tai biudžetai yra nusibrėžtų tikslų pasiekimo priemonė. Antra klaida. Kada einamieji biudžetai nėra derinami su įmonės strateginiais planais ir tikslais. Norint tokio dalyko išvengti, trumpų laikotarpių biudžetus verta rengti ne kaip atskirus, bet kaip ilgalaikių biudžetų detalizavimą. Bet to svarbu prisiminti, kad pats biudžeto rengimas turėtų visada vykti slenkančiu būdu. Trečia klaida. Kada biudžetai nuleidžiami iš viršaus į apačią, neatsižvelgiant į padalinių ir konkrečių darbuotojų interesus bei jų pasiūlymus ir nuomonę. Be abejo, biudžetus turi tvirtinti aukštesni vadovai, tačiau kiekvienas darbuotojas turi ieškoti, nes tik jis ir gali tai padaryti savo veikloje galimybių, kaip padaryti viską kuo geriau ir efektyviau. O tam reikia aktyviai traukti darbuotojus tiek į biudžetų rengimą, tiek į jų vykdymą bei nustatytų biudžete rodiklių viršymą. O tam būtina juos tinkamai motyvuoti, tos darbuotojus. Ketvirta klaida. Aukščiausių grandžių vadovų nusišalinimas nuo biudžeto rengimo. Tokiu atveju biudžeto rengimas tampa formaliu, nes niekas nesiima spręsti klausimų, kurie iškyla, kai susikerta darbuotojų ir padalinio atskirų įmonės padalinių interesai. Bet to aukščiausiams vadovams atsitraukus nuo biudžetavimo proceso, kiti įmonės darbuotojai taip pat šioje srityje nepersistengia. Galiausiai nekokybiškai parengtuose biudžetuose užprogramuojama automatiškai nesėkminga ir veikla. Penkta klaida. Biudžetai rengiami neslenkančių, bet diskrečių būdų. Apie tokius biudžeto rengimo būdus kursus jau buvo kalbėti, todėl mes čia vėl iš jų nebekartosime. Šešta klaida. Kartais biudžeto tvirtinimas atidėliojimas iki visų aplinkybių paaiškėjimo. Ir viskas baigėsi tuo, kad kurį laiką dirbama apskritai be jokių biudžetų. O dėl to, darbuotojai pradeda abejoti, ar dirbti galima tik su biudžetais. Tada tiem darbuotojams pradeda atrodyti, kad biudžetai visiškai nebūtini, todėl jų rengimai ir toliau nebesistengia skirti tinkamų dėmesio. Be to reikia žinoti, kad visų aplinkybių jie niekada nepavyks mus numatyti, juk niekas negali tiksliai suplanuoti, pavyzdžiui, gripo epidemijos pradžios ar kitų tokių force majeure. Septinta klaida. Neišlaikomas tinkamas santykis tarp absoliučių ir santykinių biudžetų rodiklių.
Kai atsisakoma santykinių dydžių, nepavyksta susitarti ir su darbuotojais, kad jie dirbtų, pavyzdžiui, geriau 5 arba 10% geriau negu praeitą atitinkamą laikotarpį. Nors tuo tarpu patys darbuotojai naujus biudžetus, tai yra naujo laikotarpio biudžetus, geriausiai supranta juos lygindami su savo darbu ankstesniais laikotarpiais. Bet antra vertus, jeigu per daug dominuoja vien santykiniai veiklos rodikliai, orientuojantis į santykinį veiklos gerimą, tai vėlgi nereikia pamiršti, kad, pavyzdžiui, jeigu kasmet geriname veiklą, sakykime, po 10%, tai po 5 metų veikla turėtų pagerėti 50%. Bet tada gali iškilti klausimas, ar prieš tos 5 metus darbuotojai tikrai tiek laiko leido veltui ir beveik nedirbo. Taigi viskas nėra tai vienareikšmiška. 8 klaida, biudžeto objektai būna arba per daug sustambinti, arba priešingai pernelyg susmulkinti. Reikia suprasti, kad biudžetai niekada nebus visiškai tikslus, bet jie turi būti visada konkretus. Konkretus tai yra skirti konkretiem vartotojams, kad jie konkrečiai suprastų savo užduotis, patikėtų jomis ir jas po to tada jau būtų motyvuojami įgyvendinti. Todėl dirbtinai be abejo tikrai nereikia biudžeto informacijos nei stambinti, nei smulkinti. Tiesiog informacija turi būti pateikima tokiam detalume, kad vartotojas, tos informacijos vartotojas suprastų viską, ko jam reikia, nei daugiau, nei mažiau. 9 klaida. Biudžetai rengiami produktų pilnosios savikainos pagrindų, bet ne maržų pagrindų. Kitaip tariant, iš karto vadybos prasme pernelyg ir visai nepagristai sustambinami produktų rodikliai biudžetuose. Mes juk žinome, kad didelė išlaidų į tam tikro produkto pilnąją savikainą dalis yra įskaičiuojama nepriklausomai nuo atsakingų už tą produktą asmens valios ir pastangų. Todėl už konkretų produktą atsakingas asmuo gali būti atsakingas tik už tai, kam daro įtaką. Paprastai tai būna už produkto gamybinę, dar už jo pardavimų savikainą, bet jokių būdų ne už produkto pilną savikainą. 10 klaida. Visi netiesioginiai kaštai laikomi pastoviaisiais, tai yra manoma, kad jie nekis, nors praktiškai taip niekada nebūna. Kaip žinote, nemaža dalis netiesioginių kaštų kinta priklausomai nuo gamybos ir visos veiklos apimčių pasikeitimo. Tik tai vyksta netiesiogiai proporcingai, o visiškai kitokiais laipsniais, bet nieko nekintačio įmonės veikloje iš principo nėra. 11 klaida, kada priimami pernelyg įtempti biudžetai, o tai neskatina darbuotojų dirbti išties įtemptai visą laiką. Tarkime, pavyzdys, bėgikai stengiasi bėgti varžybose greitai tol, kol tikisi užimti kažkokią prizinę vietą. Kada jie pernelyg atsilieka nuo lyderių, jie atsipalaiduoja, nes jau nebesistengia. Jie supranta, kad nepavyks. Todėl ir biudžetai neturi būti per daug įtempti, nes tada darbuotojai irgi praranda motyvaciją stengtis tuos biudžetus viršyti arba net nustoja stengtis tuos biudžetus įvykdyti. 12 klaida. Biudžetai pradedami rengti ne nuo pajamų, bet nuo kaštų. Tačiau juk niekas neperka tik todėl, kad kažkas ima ir pagamina. Viską vis tiek diktuoja tik mūsų galimybės parduoti tam tikrą produktų kiekį. Tačiau, kadangi pagaminti dažnai yra lengviau nei parduoti, kartais susipainiojama ir pradedama planuoti veiklą nuo gamybos apimčių, bet ne nuo pardavimų. O taip turėtų nebūti. 13 klaida. Biudžeto užduočių derinimas su finansiniai atskaitomybė išvedamais finansiniais rodikliais sąlygoja realiai daromų darbų pakeitimą tų finansinių rodiklių išvedimu. Tiesiog to daryti negalim, nes visada atsiranda galimybė manipuliuoti skaičiais, kadangi finansinius rodiklius atskaitomybę galima apskaičiuoti skirtingais būdais ir tie rodikliai gausi skirtingi, tai reikia tą suprasti, kad realiai atliktų darbų gali nepadaugėti, bet mes
specialias metodikas pritaikę, galime tą rodiklį išvesti didesnį, bet nuo to įmoniai tikrai nebus geriau. 14 klaida. Dažnai laikomasi klaidingos nuostatos, kad biudžetuose turi būti registruojami tik tie darbai, kuriuos galime išreikšti kiekybiniais rodikliais. Tuo tarpu būna tikrai darbų, kurie gali būti nusakyti tik kokybiniais rodikliais, nors tie darbai niekiek nemažiau svarbus įmoniai ir jos veiklos sėkmiai, ir be to tos darbus dažnai atlieka kvalifikuoti ir gerai apmokami darbuotojai. 15 klaida. Biudžetai rengiami neskaidriai, kai įmonės darbuotojai nesupranta ir nežino, kaip jų darbo rezultatas paveiks jų padalinio ar jų labiau visos įmonės veiklos rezultatą. Na, suprantama, kad kiekvienas darbuotojas nebūtinai turi žinoti visus padalinio, o jų labiau visos įmonės veiklos rodiklius, tačiau vis tiek kiekvienas darbuotojas natūraliai daug geriau dirbs, kada jis aiškiai supras, kaip jo asmeniškai atliktas darbas įtakoja jo padalinio veiklos rezultatą ir, jeigu tai įmanoma, ir kaip įtakoja visos įmonės veiklos rezultatą, nes jis tada jausis, kad jis irgi yra reikšmingas. 180 puslapis. Trečia klaidų darymo stadija, kai klaidos daromos kontroliuojant biudžeto vykdymą. Pirmoji klaida. Kartais įmonėse biudžeto vykdymas realiai nėra kontroliuojamas, o apsiribojama tik numatytų planuose darbų įvykdymo arba neįvykdymo konstatavimo. Kartais biudžeto vykdymo kontrolė įmonė yra tik deklaruojama formaliai, tačiau realiai aukštesni vadovai neskiria tai kontroliai pakankamai dėmesio, darydami prielaidą, kad savo biudžetų vykdymo kontrolę tinkamai atlikinės žemesni jiems pavaldūs pareigūnai. Na, o šie mato, kad viršutinės vadybos grandys taip per daug neįsikiša ir patys irgi natūraliai mažai stengiasi, ypač jeigu dar jų motyvavimo sistema šlubuoja. Antra klaida. Lygiai taip pat būna blogai, kai kontroliuojami vien biudžete numatyti finansiniai rodikliai, bet ne pats faktinis numatytų biudžete darbų atlikimas. Nes kartais tam tikrą finansinį rodiklį galima pasiekti atlikus ir daugiau, o kartais priešingai ir mažiau negu buvo numatyta darbų. Nes neretai prie finansinio rezultato pasiekimo prisideda ir kai kurios išorinės aplinkybės, pavyzdžiui, neplanuotos kažkokių susijusių kainų paaugimas arba priešingai jų sumažėjimas. Trečia klaida. Klaidinga manyti ir siekti padaryti tai, kad aukštesni vadovai gali ir turi kontroliuoti ne tik jiems pavaldžių padalinių biudžeto įvykdymą, bet dar ir viso to proceso eigą. Na, paprasčiausiai to padaryti neįmanoma, nes vienas vadovas gali sėkmingai kontroliuoti maksimum 4-5 jam pavaldžių darbuotojų darbą. Visuotinę įmonės veiklos kontrolę galime įvykdyti tada, jeigu patys darbuotojai kontroliuos vieni kitų veiklą ir jų kaštus, o tai įmanoma padaryti įdiegus horizontalią vadybos sistemą, kurios elementus mes aptarėme šioje temoje antram klausime per tuos pavyzdžius. Ketvirta klaida. Kartais iš darbuotojų reikalavimą atsiskaityti už darbus, kurių įvykdymų jie pilnai negali įtakoti. Tai būna, kaip pavyzdžiui, projektų vadovams, esant projektiniai vadybos sistemai, nesuteikiami visi įgaliojimai paveikti pilnumoje kiekvieną projekto vykdymo etapą, bet po to vis tiek iš tų vadovų reikalaujama atsiskaityti už projekto vykdymo rezultatus. Tada tokie projektų vadovai biudžeto parengimą ir jų taikymą pradeda suprasti kaip granai formalų dalyką ir galiausiai nustoja šitoje vietoje stengtis. Penkta klaida. Stengiamasi surasti nepalankių nukreipimų sudarimo priežastis, bet tik tai tų nukreipimų kaltininkus. Tada, nustačius kaltininkus ir juos nubaudus, paprastai visai be pagrindo nusiramina, nors įmonės veikla dėl to galbūt niekiek nepagerėja, kad kaltininkai yra surasti. Iš tikrųjų yra daug svarbiau surasti priežastis, kurios nulėmė veiklos planavimo arba jos vykdymo klaidas. Šešta klaida.
klaidinga bandyti biudžeto vykdymą kontroliuoti realaus laiko režime, nuolatos stebint jo vykdymo eigą. Tokia priežiūros, online sistema tik trukdo daugelio įmonės darbuotojų darbų, dėl to žlugdoma ir žemesnių vadybininkų bei kitų darbuotojų iniciatyva ir atsakomybė. Gali būti, kad dėl šių darbuotojų kaltės atsiliekame nuo kažkokių biudžete numatytų rodiklių vykdymo, tačiau tie darbuotojai galbūt patys savame bei įsikišimo iš viršaus per keletą dienų nesudėtingai ištaisys nepalankę situaciją. Be abejo, greičiausiai taip ir padarytų, jeigu tik tai turėtų tam tinkamus įgaliojimus ir būtų tinkamai motyvuojami. Ir vadovams nereiktų nuolatos to stebėti. 7 klaida. Jeigu nenumatoma racionali darbuotojų motyvavimo sistema, už biudžete nurodytų rodiklių pasiekimą, be abejo, mes irgi negalime net svajoti apie realią padėties kontrolę. Nes dirbti juk turi visi įmonės darbuotojai, o jūsų kontroliuoti, visų neįmanoma. Kaip ir neįmanoma visų darbuotojų priversti gerai dirbti, visi tą suprantame. Darbuotojai turi būti motyvuojami patys už tų biudžete nurodytų rodiklių pasiekimą, kad patys stengtųsi, patys norėtų tai įgyvendinti. Tada tai ir pavyks. 4 stadija. Klaidos, kurios daromos naudojant biudžeto informaciją vadyboje. 1 klaida. Kartais kaštų normos sudaromos vien tik patirtiniu būdu arba pagal susitarimus su darbuotojais. To ne visada pakanka. Kai kuriems, bent jau dažniau atliekamiems darbams reikėtų taikyti ir technologiškai pagrįstos normos, kartu, pavyzdžiui, įvedant ir darbuotojų bei darbų tarifinės sistemas. Tokie dalykai padės optimizuoti tiek darbų planavimą, tiek biudžetų sudarimą, bent tiek didesniai įmoniai. 2 klaida. Kada yra reaguojama kiekvieną nukreipimą nuo biudžeto. Taip, darbuotojai natūraliai pradeda imituoti veiklą, imituoti savo darbą, nuolatos kažką veikdami, taisydami kiekvieną smulkmeną, kiekvieną menką nukreipimą ir kartu nukreipia savo pačių ir jų kolegų dėmesį nuo svarbių klausimų sprendimo. Lygiai taip pat blogai, netgi blogiau, kai jie apie tokias smulkmenas stengiasi informuoti ir savo kolegas, o ypač jeigu stengiasi savo vadovus apkrauti bereikalingais duomenimis apie kiekvieną smulkų nukrypimą, kurį patys gali ištaisyti. 3 klaida. Daroma, kada stengiamas informuoti aukštesnius vadovus apie visus užfiksuotus veikloje nukrypimus. Dėl to tie vadovai yra neišvengiamai perkraunami nereikšmingais dalykais ir po to negali koncentruotis ties tikrai savęs vertais klausimais. Todėl įmonė turi būti nustatomi nukrypimų svarbos dydžiai, kada apie juos reikia informuoti aukštesnius vadovus, o su žemesnės svarbos nukrypimais turi dirbti jau žemesnio rango vadovai. 4 klaida. Kada nevertinama kuriame nors padalinį konstatuoto nukrypimo įtaka aukštesnio lygio rodikliams ir gretutiniams darbams kituose padaliniuose. Tokiais dalykais kaip tik ir turi užsiimti aukštesniai vadovai, nes žemesniai vadovai šios įtakos ir negali paveikti, nes neturi tam pakankamai informacijos ir galiojimo. Kartais 5 klaida. Kartais nukreipimai nuo biudžetų traktuojami ne ekonominė, bet, sakykime, aritmetinė prasme. Jie vertinami ne kaip palankus ar nepalankus, bet tiesiog kaip teigiami arba neigiami. Tai kartais virsta vos nesąmonė, pavyzdžiui, taupant kaštus. Kai siekima kaštus taupyti bet kokioj situacijai. Nes ne vieną kartą įmonė susiduria, kad sutaupusios kaštus vienoje srityje, po to tai virsta tam tikrom problemų ir kaštų išaugimų kitoje srityje. 6 klaida. Negerai, kai palankiems nukrypimams skiriama daug mažiau dėmesio negu nepalankiems. Tokiu atveju darbuotojai įpranta spręsti, sakykime, vien problemas, pradeda gyventi vien problemose, bet mažai laiko ir dėmesio skiria savo veiklos tobulimui, nors tai ir yra svarbiausias dalykas, ką turėtų daryti. 7 klaida. Kai konstatavus nepalankų nukrypimą, kartais vietoj jo ištaisymo, paprasčiausiai priimas sprendimas palengvinti pradinius biudžetus. Tada atsiranda kaip ir tam tikra tokia ramybė,
nes reiks mažiau stengtis, mes tikrai įvykdysim sumažintus biudžetus, tačiau dėl tokio atlikto biudžeto sumažinimo reikia suprasti, kad įmoniai jokios naudos tikrai nėra, greičiausiai jų žala. 8 klaida. Nukreipimai visada turi būti nustatomi tik nuo biudžetinių rodiklių, bet ne nuo kokių nors kitų rodiklių. Pavyzdžiui, gali būti, kad biudžetuose nesispindi kokie nors kaštai, pavyzdžiui, atidėjiniai atostogoms arba sodros mokesčiai. Tokiu atveju ir nukreipimai nuo tokių rodiklių turi būti išvedami nevertinus minėtų sumų. 9 klaida. Vertinant nukreipimus turi būti atsižvelgiami kaštų jautrumą pakaitalams. Kitaip gali būti skatinami prastai dirbantis, o gerai dirbantis kaip tik tai neskatinami. Tam turi būti parengta specialiai kokybiška motyvavimo sistema, kuri turi pati skatinti darbuotojus, kad jie praneštų vadovams apie jiems nepalankius nukreipimus, kurie buvo padaryti ankstesnėse technologinės grandinės stadijose, kada tokie nukreipimai neigiamai paveikia jų pačių jau esančiose vėlesnėse stadijose veiklą. 10. Paskutinė klaida. Negalime skaičiuoti nukreipimų nuo statiško biudžeto. Lankstus biudžetai yra būtini. Mes tai atsimenam iš ankstesnios temos šiuose kursuose. Juk viskas kinta. Ir verslo aplinka, ir pats verslas. Todėl ir biudžetai taip pat turi kisti, priklausomai nuo aplinkybių. Prasminga dirbti ir nukreipimus registruoti tik nuo lanksčių biudžetų, kurie yra pakoreguojami pakitus aplinkybėms, kurių patys įmonės darbuotojai paveikti savo valia ir pastangomis negali. Tuo mes šiuos kursus ir baigiame. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad visi šiuose kursuose aptarti klausimai dar išsamiau yra išnagrinėti 2 tomų knygoje Buhalterinė vadybos ir kaštų arba menedžmento apskaita. Ir jeigu jums šie klausimai yra aktualūs, tikrai rekomenduojame šią knygą jums įsigyti. O toliau, baigus kursą, linkime jums sėkmės įgyvendinant tuos dalykus, kuriuos kursuose sužinojote, įgyvendinant tuos dalykus savo tiesioginiame darbe.